Labas rytas. Po treniruotės mes, kaip visuomet, labai norime valgyti, kaip išprotėję. Ir aišku, sekmadienis yra ta diena, kada mes galime skirti daugiau laiko maisto gamybai. Ir aišku, maistas turi visą būti sveikas ir skanus, nes maistas tai yra vaistas mūsų kūnui, o ne nuodas. Ir kiekvieną kartą galiu 100 kartų kartoti, kad maistas ne tik turi būti sveikas, skanus, bet ir estetiškai pateiktas, todėl kad visų pirma, tai yra šventė mūsų akim, o tada šventė mūsų pilvui. Ir šiandien, kaip ir minėjau, jau prieš treniruotę anonse, kad gaminsime būtent varškės apkepą, kurį aš be galo mėgstu, sakykime, šiaip gaminti. Ir aš jį mėgstu valgyti ir šiltą, ir šaltą, bet, sakyčiau, šitas varškės apkepas man patinka, kad yra su cukinėm ir aš jį valgau, toks jausmas, kai būtų, kaip kugelis, bet tai sveikuoliškas mano kugelis. Taigi, ko mums reikės? Tai reikės vienos cukinijos, aš jau čia pabiški pradėjau ją tarkuoju smulkiai, ar ne? Ir vandenį, kur skystis susidarys nuo cukinijos, reikės nupilti, štat aš sutarkuoju pirmą cukinę, kad paskui galėtumėm nuspausti ir dėti į varškę. Tuomet mums reikės, jeigu tai, sakykime, yra 180 gramų varškės, mes dedame vieną kiaušinį, jeigu tai bus 360, dedu 2 kiaušinius, tai reiškia grubiai plius minus 200 gramų reikia vieno kiaušinio. Tada jogurto apie 150 gramų, 100 gramų, priklausomai norite toksai, kad būtų šiek tiek kietesnis ar būtų minkštesnis. Tuomet dedame arba avižų miltų, arba kukurūzų miltų, arba miltus be glitimo. Jeigu, sakykime, turite alergiją, tuomet reikės tarkuoto džiugo sūrio. Aišku, prieskoniai, tai būtų būtent krapai, svogūniukai, žalumynai, druska, pipirai ir šiek tiek galima dėti kepimo miltelių, kad būtų apimtis. Taigi, kas yra faina, kad šitą varškės apkepą, kaip ir minėjau, galima valgyti ir šiltą, ir šaltą. Ir, žinokit, labai skaniai valgo iš tikrųjų vaikai. Ir skaninam visą laiką su graikišku jogurtu, su truputėlį česnako. Taigi, susitarkavome mes cukinę, ir paliekame. Tuomet orkaitę pabandom užkaisti ir įkaitinam iki 180 laipsnių. Taip, pastatau ant 200 ir kokią 10 minučių, kad jinai užkaistų. Ir mes toliau gaminame. Toliau imu varškę, sutrinu. Aš varškę renkuosi 9 procentų, nes man yra skaniau ir nekelia rūgštingumo ir jinai turi mažiau cukraus, o nuo 0,5 procentų man šiek tiek kelia rūgštingumą. Tai aš jau geriau renkuosi šiek tiek riebesnę, bet kad būtų mažiau cukraus. Taigi, čia susidėliojom, varškę sutrynėm, tada įmušiau vieną kiaušinį, iš karto keliauja ir antras. Taip, ir tuomet, kaip ir sakiau, apie 30 gramų avižų arba kukurūzų miltų, arba gali būti miltai be glitimo, sakykime. Tai pas mane yra 300 gramų, tai aš dedu 60 gramų. Tai tokie grubiai 4 šaukštai. Tuomet yra graikiškas jogurtas. Man patinka būtent šitas, nes aš jį praktiškai visur naudoju vietoj grietinės. Sudedam visą.
Gerai. Ir tuomet pjaustom žalumynus. Smulkiai ir sumaišysim į bendrą masę. Neužmirstat, kad visada turite galimybę prisijungti mūsų grupę, rašydami žodelį nori ir gausite pasiūlymą. Visos treniruotės yra galimybė turi peržiūrimos būti ir treniruotės yra skirtingos ir kaip man parašo, kad yra daug treniruočių su dviračiu, su diržu. Taip, aš visą laiką rekomenduoju sportuoti su diržu, nes tai yra treniruotės būtent giluminiam raumenim ir statymas viso korseto. Tai be galo geros treniruotės ir funkcionalus diržas, RFS, kur pas mumis yra mūsų e-shop'e. Tai būtent, kad jūs galite sportuoti bet kur. Tai yra visa treniruoklių salė namuose. Ir tuo pačiu mūsų grupėje jūs galite peržiūrėti visus receptus, peržiūrėti visas treniruotės, pasirinkti, kokias jums patinka treniruotės ir nebūtinai daryti treniruotės su dviračiais. Taigi, kaip sakoma, tas kas tingi, tu jam gali duoti auksą į rankas ir vis tiek jisai nejudės. O tam, kam reikia, jis visą laiką susiras savo patinkančias treniruotės, kaip yra moteris, kurios net yra įsisaugojusios būtent favoritės treniruotės ir jos dažnai sako būna, kad aš atsisuku net ne tą treniruotę, kurią jūs būnat kartu įrodote, nes būna, ar ten kitą kartą būnu, sako, 15-20 minučių pavėlavus, tai aš darau kitą treniruotę, o sekančią dieną padarau tą treniruotę, kur jūs darėte. Taigi, išmaišome, aš šiek tiek žalumynų pasilikau papuošimui, sūris, lygiai taip pat palieku jį papuošimui viršuje. Na ir žiūrim, kaip čia mūsų situacija. Nieko čia daug skysčio nesusidarė, tai aš manau, kad čia tikrai nėra blogai. Mums net nereikia nieko nuspausti. Taip, gerai. Dar truputėlį liko. Na, išmaišom. Ir pasiruošiam skardą, kurią ištepsime alyvuogių aliejum. Sudėsime druską, pipirus. Ir šausim kepti apie 40 minučių, 180 laipsnių. Ir kai jau lieka kokie 10 minučių, aš truputėlį padidinu, kad šiek tiek viršus apskrustų. Na va, įsimaišę ir dabar turime sudėti druskytę. Nors ir taip, žinokit, labai skanu. Gali čia žalio valgyti. Taip, ir pipiriukai. Šaunuoliai. Nepatingėkit kartu gaminti. Neturite cukinijos, galima, žinokit, labai fainiai ir morką panaudoti. Irgi bus labai skanu. Taigi, turim gatavą masę. Imame indą, kuriame kepsim ir gerai nepamirštame ir senelių patepti. Dar trupučiuką trūksta. Seneliam, ane? Gerai. Šitaip. Ir turime įdėti dar kepimo miltelių. Taip.
apie šaukštelį. Ir kaip minėjom, paskutinis potėpis išmaišom. Ir už pusvalandžio turėsime labai skanų, sveiką varškės apkepą, kuris net primins mums plokštainį arba kitaip lietuviškai, žemaitiškai vadinant kugelį. Taigi dedam čia. Ir paskirstom vienodai. Čia šitas kugelis tinka ne tiem, kurie laikosi dietų, kaip sako, bet aš visą laiką sakau, dietų nereikia laikytis, o reikia laikyti suderinto maisto ir žinoti, ką kada valgyti, kiek valgyti ir tuomet antsvoris jum negresia, tik aišku, būtina sportuoti, nes dažniausiai žmonės sako, ai, laikysius maisto ir čia man viskas bus gerai, numesiu svorį ir būsiu gražus. Deja, svorį numesite, bet nebūsite gražus, nes oda niekur nepasideda, formų jūs neturite, turite tik tai liesą sudribusi kūną, o norint atrodyti gražiai, reikia judėti, reikia duoti raumenim krūvio, kad būtų raumuo neatropavęs, o būtų elastingas, plastiškas ir gražus ir turėtumėte gražias formas. Taigi, kaip sakau, gyvenimas juda į priekį ir judesys yra gyvenimas, o sąstingis yra deja mirtis. Tai kol judam, tol gyvenam. Kai jau paguldysiu lovą, tai žinokit, kad jau šakis. Šakių rajonas. Taigi, labai gražiai atrodo. Va. Nu, druskos užtenka, nesu įsimylėjęs. Padai skraido, naminukai. Taigi, užkaito mūsų orkaitė. Čia yra dar žalumynai. Taip, ir čia dedame sūrį, truputėlį alyvuogių aliejaus. Va, žiūrėkit, kaip jisai gražiai atrodo ir keliauja į orkaitę apie 40 minučių. Taigi, pastatėm 180 ir nustatom grubiai 40 minučių. O mes toliau keliaujam gaminti labai skanaus braunio. Tai pasiruošia. Ko mums reikės indo, ar ne? Ar be formos, kuriame mes kepsim tą braunį. Tuomet mums reikės kiaušinių kepimo miltelių, šiek tiek vanilinio cukraus, kakavos ir vat visi mūsų ingredientai. Ant pačio galo reikės biškutį šokolado, bet aš jau apie tai papasakosiu istoriją. Taigi, ko mums reikia šakutės, kad susidoroti su bananais. Taigi, sutrinam ir taip. Šiaip labai norėtųsi, kad bananai būtų tokie prisirpę, tada lengviau nereikia
jų blenderiuoti, o grinai va gaunasi šakute, mes galim juos sutrinti. Turi būti tokia prinokę. Jeigu norite mažesnį daryti, tai galite daryti iš 2 bananų, tada reikės tik tai 2 kiaušinių, 30 gramų kakavos. Šiuo atveju mes darom iš 4, šiek tiek didesnį ir mums reikės 60 gramų kakavos, 10 gramų kepimo miltelių, ar ne? Ir 4 bananai. Tai va, čia bus visi ingredientai. Ir dar reikės apie 40 gramų juodo šokolado ir kokosų sviesto. Arba, kitaip sakant, kokosų aliejaus. Taigi, sutrynėm bananus. Kaip matot, gaunasi tokia košė. Imsime didesnį indą. Taip. Čia. Gerai. Gal ir šitą sutilą žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Neužmirštam, kad prieš naudojant yra būtina nuplauti kiaušinius. Taigi šiek tiek vanilinio cukraus, būtent dėl kvapo, ne? Gerai. Šitą braunį tikrai gali valgyti visi, nes jis yra be cukraus. Ir kai sakau, jeigu norisi saldumyno, visą laiką galima pasigaminti pačiam. Ir tai yra 3 kartus geriau, negu valgyti kokią nesąmonę. Na va. Ir atsargiai dabar turime išmaišyti. Čia toks pats sudėtingiausias procesas. Išmaišyti. Po truputėlį turi gautis tokia šokoladinė masė. Patikėkit manim, paprastas receptas, bet fantastika. Kepa apie 30 minučių priklausomai kokio storio yra. Kuo indas yra platesnis, tuo reiškia galima greičiau iškepti. Jeigu tai būtų išvis. Taigi sumaišę, gavome masę, ar ne, truputiuką čia alyvuogių aliejaus. Taigi ištrynėm, paėmėm ir pilam. Supylėm. Biški. Padarom, kad oro burbuliukai išeitų, ar ne? Ir aš šiandien noriu puošti rudeniškai savo braunį, tai yra slyvom, tai bus tokia rūgštelė ir ant pačio viršaus uždedu, kepimas bus iš apačios. Ir likus 10 minučių, kaip ir minėjau, kepam apie pusvalandį. Porą slyvų reikėtų. Slyvos duos tokia šiek tiek rūgštelę, nes kaip iškepsim, mes užpilsime juodų šokoladų, tai aš pasidalinsiu istoriją. Ir vat gavosi toksai
rudeniškas pas mus sveikuoliškas braunis. Taigi lygiai taip pat keliaus į mūsų, čia galiu dar, turiu biškį migdolų, kaip sakoma, visą laiką šiek tiek yra kažko tai naujo. Im prie to, kaip mums patinka. Taigi, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Matosi? Matosi. Ir keliaujam į orkaitę, kaip ir minėjau, pusvalandukui. Tai va, viską pamatysite mano storiuose. Taigi, jeigu ir jūs norit kartu su manim gaminti, matyti mūsų seminarus, dalintis įspūdžiais, savo pasiekimais, registruokitės, rašykite žodelį noriu, užeikite ir įsigykite narystės su nuolaidomis. Taigi, net yra pasiūlymų, užėję į parduotuvę galite gauti dovanų jodą, kuris yra labai aktualus jūsų visai harmoniniai veiklai, ypač skydliaukės. Taigi, ruduo, stiprinkim savo imuninę sistemą. Laukiu jūsų, ačiū, kad dalyvaujate su manim treniruotėse, ačiū, kad siekiate rezultato ir su kiekvieną dieną einame į priekį. Ir tikėkit manim, laukia daug ateityje jūsų siurprizų.